labai aiškiai yra piramidė judėjimo prioritetų, jeigu mes norime turėti draugišką žmogui miestą. Būtent žmogui, o ne mašinai, dviračiui ar dar kam nors. Ir ta piramidė prasideda be abejo nuo kelionės pėsčiomis. Dviračiai be abejo yra taip pat labai svarbu antroje vietoje, viešasis transportas taip pat. Ir toliau mes prieiname prie kitų mechanizmų, tarp kurių yra ir dalinimosi paslauga automobiliais, ir kitos dalinimosi paslaugos, ir, sakykime, įvairūs, inovatyvūs sprendimai prekių pristatymams ir visi kiti dalykai, kurie leidžia taupyti kelionių skaičių, leidžia nesėsti į savo asmeninį automobilį ir nevažinėti pačiam, bet kažkaip pasinaudoti kitų padarytomis investicijomis ir pasiekti žymiai didesnį ir efektyvesnį rezultatą. Kuo jaunesni žmonės, to matome, kad labai noriai ir skolinasi, ir skolina, ir naudojasi bendrai. Tai mes tikrai matome, kad Vilnius yra ir gali būti pionieriai tos paslaugos plėtime.